Jeigu užpuolikas yra agresyvus ir jis sugrebė jūsų ranką ir nori jums kažką dar padaryti, galbūt tempia sakydamas, ateik čia, aš tau suduosiu, kas tai bebūtų, ką jūs galite atlikti su ta pačia ranka. Jūs tiesiog trauk mane šiuo metu. Jūs traukia, jūs darote tą patį, jūs žengiate, pasiduotate užpuolikui ir keliate ranką, tačiau taikote su alkūne jam į veidą. Tai vėlgi turite išlaikyti tiesą trajektoriją, ranka veidas, jūs traukia, jūs smūgiuojate. Tai yra tikrai paprasta ir elementaru, aš traukiu Tanę, jinai smūgiuoja man į veidą. Tai ką dar galite padaryti, jeigu, tarkim, sugriebtas jūsų abidvi rankos, vėlgi galite padaryti tą patį. Ir jeigu užpuolikas yra už jūs stipresnis ir jums reikia pabėgti, reikia išlošti laiko, darote tą patį ir einate alkūnėm į priekį. Išsikeliam. Ir nors jūs esate žymiai smulkesnė už savo užpuoliką, jūs tai vis tiek galite padaryti. Tane? Tai vėlgi, kadangi taip darydami jūs labai arti prieinate ir jeigu jūs nepataikėte į veidą, jūs turėtumėte nusistumti savo priešinį. Jeigu, žinoma, išsilaisvinate iš jo rankų. Kodėl? Tiesiog, kad jeigu jin man smūgiuoja, galbūt jin prašovė, prasmūgiavo man į pečius arba rankos praslydo, mes esame čia, aš ją galiu sugriebti ir užgniaužti, laužti, versti ant žemės. Ką jin turėtų padaryti tokioje situacijoje? Tai tiesiog išsilaisvinu, praslydo ir mane elementariai nusistumti. Aišku, stumėte agresyviai, laisvinatės taip pat. Ir bėgate, šaukėtės pagalbos, išeinate iš namų, jeigu to reikia.